ankstesnėse serijose. Šią karvę atvėsk! Gal nustosi vieną kartą? Aš mėgau nesudarimo Karoliu su tavo sūnum. Bėk pas jį ir tu suprasi, ką tu praradai. Vakar jūs labai garsiai leidėte laiką. O už viešbutį, sakykite, sumokės jūsų mergina. Dabar tu man pasakyk. Aš užava. Švenčiu nekaltybės dieną! Martynas nori kaltos mergaitės. Aš ir būsiu kaltutė mergaitė. Sumokėt prieš? Jo! 100 pem! Kurį tu pasirinksi? Jūsų laikoma už prostituciją. Ne? Čia tikrai ne AIDS. Tiesiog paplėšiai papilomą. Nu, dėkui tau, daktarytė, rimtai žinok. Ai, nu va, bet va skauda ir vėl. Liemenėlė dirgina. Liemenėlė, reikėtų atlaisvinti, nežinau. Ne, nu nelaisvim, dabar tai vis tiek. Klausyk. Daktarė, tu man gali dar auskarą pažiūrėti? Tu aišku. Prieš 2 savaitės įsivėriau ir nu negyja. Pūliai ten kažkokie šūdai eina, žinok, nu ir viskas. Aišku, parodyk. Ne, taigi, nu ne čia. Su tokia profesija ten nepanešiuosi. Nu, tuoj papatysiu. Zakalskytė, sveikinu jūs laisva. Ačiū Dievui, sakiau. Tai viskas, tai aš galiu eiti, aš laisva, taip? Aš galiu eiti šiandien dar, žinot, dar budžiu. Dar spėsiu į darbą. Ačiū Dievui. Mes suklydom. Gavom patvirtinimą, kad jūs iš tikrųjų medikė. Taip, papilomą man rado. Pareigūnas palydės, tik perduokit draugai, kad grąžintų pinigus, gerai? Kokius pinigus? Nu, paėmė už jūs 150 eurų. Ką? O pinigai valdiški. Jūs norit pasakyti, kad Goda mane pardavė? O, draugė. Nu, būna. Aš labai atsiprašau, Žinot, Sekundę. Va, dabar turiu 100 eurų, daugiau neturiu, bet aš jums pažadu tikrai grąžinsiu. Labai atsiprašau už visas nemalonias situacijas. O Dieve, kaip nepatogu. Tai labai jums ačiū tada. Nu, laimingai, daktarė. Nu. Ką jūs čia? Klausyk. Nori? Auskarą parodysiu. Man šaltos mokos. Ir viskas? Tai ne viskas. Dar pabučiuok ir pėdų masažą padaryk. Prašau? Nustokit šypsotis, gerai? Atsiprašau? Sakau, nustokit šypsotis, aš atėjau išgerti kavos, nereikia šitų dviprasmiškų šypsenų. Tai kad aš, žinokit, aš telefono numerio neduosiu ir į pasimatymą neisiu. Gerkit jūs pati šitą kavą su savo gayfriendais, tai viso gero. Ten neperspėjom kažkiek.
Henrikai. 100 metų. Agne, dieve mano. Nepyk vėluoju, reikalai, reikaliukai. Labadiena, mūsų šefo Danelė, prašau. Ačiū. Gal iškart ką nors? Taip, man kavos juodos. Klausyk, čia tarp mūsų, bet piniginę palikau. Tu sumokėsim? Tai aišku, žinoma, tau ko kavos? Man kavos juodos, tada sulčių šviežiai spaustų, taip pyrago prie kavos ir gal krevečių baltam padažėlį. Gerai. Tu ką, iš kavinių badaujantiems vaikams neši pavalgyti? Gerai, tai gal prie reikalo? Tuoj. Henrikai. Tu nepatikėsi. Man reikia darbo. Vyrai mane išprievartavo. Eik tu savo, kada? Jis naudojo smurtą? Ne jis, o ji. Ir naudojo smurtą, nes man čia skauda ir va čia va skauda. Mane išprievartavo. Palauk. Tave išprievartavo moteris? Sakiau, kad ir su mergom pavaryta. Nu, nejuokinga, žinok. Taip, mane išprievartavo moteris. Tai gal vis dėlto nieko nebuvo? Ne, buvo. Goda, kad mane kas nors taip pavarytų. Nejuokinga, žinok. Žodžiu, jinai mane pavaišino gėrimo, apsvaigino ir aš kažkaip su ja atsidūriau viešbutyje. Klausyk, na gerai. Jinai tave apsvaigino, Taip. nusitempė į viešbutį. Tai kodėl ten pagalbos nekvietei? Taigi pats pasakėjai apsvaigino, aš nieko neatsimenu. Tai kaip rašysim pareiškime? Kas apsvaigino? Neatsimenu. Kaip apsvaigino? Neatsimenu. Kur išprievartavo? Va, šitą aš atsimenu. Ir dar ten pavardę sužinosiu. Na gerai, o įrodymai? Yra. Va, įrodymai. Va. Taip, va. Mažytė. Godulė. Šita gera? Galima kaip įrodymą pateikti? Neatrodytų, kad jai nepatiktų, klausyk. Nejuokinga, žinokit, visai. Ašgi sakau, aš esu apsvaiginta. Įmatės mano bylos ar ne? Patikėk, aš tokias pareigas ne kiekvienam siūlau. Galėsi daryti, ką nori. Galėsi inicijuoti savo rubrikas, kas nepatiks, išmėtysi. Turėsi savo kabinetą su vaizdu į upę. Super. Klausyk, mes visi draugai, ar ne? Nu kas kitas timptels už ausyčių, jeigu ne kursiokai? Klausyk, aš žinau, kad aš galiu tave kreiptis. O kada aš galiu pradėti? Iškart po to, kai tas ačiū materializuosis. Ta prasme materializuosis. Na, supranti, aš dar jaunas, kūrybingas vyras. Taip. Turiu čia visokių fantazijų pasigalvojęs. Aišku. Kokių fantazijų? Na, supranti, vieni mėgsta prisirišę prie lovos, kiti varvinant vašką, dar kiti su botagėliais pasiplakti. Tu mane nori tais botagėliais už šitą darbą. Bet tu ką, įsivaizduoji, kad turėdama žurnalistės diplomą ir jokios patirties gali gauti tokias pareigas?
Ne už ką. Nereikia man tavo darbo. Aš ne kokia kekšė. Aš esu save gerbinti moteris. Kągi, na, jeigu persigalvosi, mano numeriuką turi. Čia už mano kavą. Nu, čia už alyvuogę. Palauk, o krevetės visą kitą. Taigi žinai, kad aš be piniginės. Sąskaitą atnešt? Bet jūs girdėjot, kad aš be piniginės. Taip, bet susimokėti vis tiek reikės. Taip, Goda. Pareiškimą surašiau. Dabar reikės nunešti policiją. Kaip, aš vienai policiją, aš neįsiu be advokato, tu mane atstovauji. Tu juk žinai, kokia tvarka. Iš pradžių pasirašai sutartį su kontora, paskui peržiūri partneriai bylos medžiagą. Čia viskas paprasta, žiūrėk. Tiesiog pasirašyk, perskaityk ir tą patį pasakysi policijai. Tik nežinau, kažkaip jau čia viskas abejotinai skamba. Tu manim netiki? Tikiu, tik nežinau, ar policija patikės. Pagalvos nori babkių. O tai kad tu nori pasakyti, kad už šitą reikalą kažkokius galima pinigus laimėti? Na, jeigu įrodyt, kad patyrei žalą, apie 5000 priteisi. Ko tokiu? Eurų? Tai ko tu lauki, tu įrodyk šitos dokumentus partneriam ir iš karto nešam į policiją. Tai ko? Prašom. Čia? Volia. Padariau tas, kur galima prie prievartos pritemti. Tu didesnių negalėjai padaryti. Galima plakatinės, bet sakė, užtruktų. Va durnius. Taip, jūs viską parodykit partneriams, o tada pinigus pasidalinsim per pusę. O tai aš? O tu esi durnas ir tu trukdai teisingumui. Na ir pasiutus boba. Iš prievartavimo net nekvėpė, nežinau, per kurį galą ją atstovauti. Tai tegu partneriai atstovauja. Aš jums neindaplovė. Tai susimokėkit. Klausyk, mergaitė, aš universitetą baigiau. Ne tam, kad jūs tas išėdas čia plaučiau. Aš irgi universitetą baigiau ir ką? Matot, kur sėdžiu? Ir dar reikia džiaugtis, laikai tokie, kad visi laukia. Beje, aš prieš 3 metus universitetą irgi baigiau žurnalistiką. Žurnalistika. Ir dirbi šitoj skylėj. O ką? Lengva pasakyti. Žinai, kokia konkurencija dabar? Visi rašo. Šiais laikais ne tik sėkmės, bet ir pažinčių reikia, o valgyti tai norisi. Klausyk, neplausiu aš tų indų. Žiūrėk, čia yra mano teisės. Aš atnešiu po to pinigus. Tinka? Tinka. Ačiū tau labai. Elena? Elena, palauk.
Aš žinau, kad po to apsimelavimo taip ir neužėjau pakalbėti dėl darbo skyriui. Aš ne dėl to, Elena. Galiu kreiptis tu? Taip, aišku. Tai vat, jeigu tau trūksta pinigų ar panašiai, tai tavo vadovas yra geras mano pažįstamas ir aš su juo galiu pakalbėti, kad jis tau pridėtų krūvio, na, ar panašiai. Tiesiog nežinau. Nesupratau. Aš viską žinau. Ką žinot? Elena, aš žinau, kad tu buvai sulaikyta už prostituciją. Bet ten, žinokit, ten buvo tikrai nesusipratimas, tai buvo didžiulė klaida, jie po to manęs atsiprašė ir... Taip, klaida. Nes aš tai paprašiau, Elena. Labai gerai, kad prokuroras tavo daiktuose radęs mano vizitinę kortelę iš karto man paskambino. Aš jo paprašiau, kad jis nepradėtų tyrimą, nors jis man pasakė, kad įrodymų turi pakankamai ir kad buvo paimti pinigai už paslaugą. Bet tu supranti, Elena? Antrą kartą aš jo paprašyti tikrai negalėsiu. Bet tie pinigai, daktarė, aš... Oi, nebereikia. Elena, nebeteskim. Tu supranti, kad toks darbas medikui garbės tikrai neprideda. Ir jeigu tau trūksta pinigų, Elena, aš tikrai galiu pakalbėti su tavo vadovu. Tai tiek. Daktarė, Oi, bet aš... nebeteskim. Elena, mes labai gražiai pasikalbėjom. Jo, išdidus ežiukas irgi neskraidė, kol nepaspyrė. Henrikai, pagalvojau. Sutinku. Ką tokį? Aš irgi, žinok, nesitikėjau. Gerai, iki. Tai aš kaip supratau, netikau, nes tai susimokėjau, taip? Viskas buvo ne taip. Ne, tai aišku, kažkaip kitaip buvo, nes Lietuvos policija supuvus ir suima visai nekaltų žmonės, taip? Jeigu aš tau nepatinku, tai okei, tai taip reikia ir sakyti. Kokius tu čia cirkus kreti? Kas čia su telefonu, tai galima prisiskambinti, taip? Su telefonu nėra problemų už pinigus. Tai gerai, ne, tai palauk, tu pasakyk savo, palauk, aš užsirašysiu, pasakyk telefoniuką vakarė po darbo paskambinsiu. Viskas buvo ne taip, Martynai, ne taip buvo. Kaip buvo? Aš netokia, Martynai. Oi, tai aišku, taigi jūs visos netokios, tai čia gerai.